Atlanto vandenyno pakrantėje gyvenanti moteris pateko į policijos akiratį dėl to, kad vakarienei nepateikė lazanijos, o jie primušė savo vyrą. Amanda Trotto susiginčijo su savo vyru per vakarienę ir šaldytos lazanijos gabalu prakirto jam galvą. Šaldytas maisto gabalas įstrigo vyro galvoje. Ginčas įvyko dėl vaikų. Vienas vyras iš Saudo Arabijos 30 metų gyveno su moterimi, nė kartelio nematęs jos veido. Jo 50 metų amžiaus žmona puoselėjo arabiškas tradicijas ir savo veidą slėpė po šydų. Vieną naktį vyrą apėmė smalsumas ir jis pažiūrėjo po šydų. Žmona pabudo ir pareikalavo skyrybų. Išduota žmona sakė, kad vyras atsiprašinėjo jos ir prisiekė daugiau taip nebedaryti, bet ji vis tiek siekė skyrybų. Australė išskyrė su savo vyru po to, kai šis paprašė atsikratyti jos naminio gyvūno – krokodilo. Krokodilas vardu Johnny moteriai buvo tarsi vaikas. 52 metų Australija reptilija augino 13 metų. Ji krokodilo leido laisvai vaikščioti po namus ir net miegoti vienoje lovoje su jo sūnumi. Moteris krokodilą pradėjo auginti, kai rado jį paliktą prie savo namų durų. Vyras Gregas paprašė, kad moteris atsikratytų gyvūno, tačiau ji nesutiko. 76 metų amžiaus ponia iš Džordžijos buvo pasodinta į kalėjimą už tai, kad nusamdė žudiką savo 4-ajam vyrui Haroldui. Policija pradėjo tirti ir kitų jos vyrų mirčių aplinkybės, tačiau tikslių įrodymų nerado. Vienintelis motyvas galėjo būti tai, kad visi vyrai buvo apdrausti stambiomis gyvybės draudimo sumomis. Kaimynai ir pažįstami pasakojo, kad moteris buvo labai maloni, lankė bažnyčią ir turėjo savo grožio reikmenų parduotuvių verslą. 31 metų Crystal su Tony labai mėgo keistus ir iškrypusius sekso žaidimus, per kurias partneriai dusindavo viens kitą virvėmis ir plastikiniais maišeliais. Pora net filmuodavo, kaip kali viens kitą prie savo namų. Crystal apjuosė vyro kaklą virve ir pradėjo jį karti. Moteris nuleido vyrą ant žemės tik po 15 minučių. Pamačiusi, kad vyras nekvėpuoja, ji tikrino jo pulsą ir rūkė cigaretes. Suvokusi, ką padarė, ji paskambino policiją ir pasakė, kad netyčia, žaisdamas sekso žaidimus, nužudė savo vyrą. Keista, tačiau Tony buvo kalėjęs 8 metus už tai, kad panašiomis aplinkybėmis mylintis nužudė žmogų. Gydytojas Richardas vedė Danielę. Po 2 nepavykusių inkstų persodinimo operacijų sužinota, kad tinkamiausias inkstų donoras Danieliai jos vyras. Operacija buvo sėkminga, tačiau po jos santuoka tetruko 4 metus. Vyro teigimu, buvusi žmona už paaukotą inkstą jam atsitikojo tuo, kad permiegojo su savo gydytoju. Paliko jį ir neleidžia jam lankyti jo 3 vaikų. Gydytojas jaučiasi žiauriai skaudintas, todėl vyras reikalauja $1,5 milijono kompensacijos iš buvusios už paaukotą organą. Įniršusi moteris nukando savo vyrą penį po to, kai jie aptiko jį lovoje su savo geriausia drauge. 36 metų Katija buvo nuteista 2 metams kalėjimo už tai, kad stipriai sužalojo savo vyrą Michailą ir jo meilužę Lisą Dimitrievą. Valerija buvo 3-oji imperatoriaus Klaudijaus žmona. Moteris buvo liūdnai pagarsėjusi kaip nimfomanė. Ji ištekėjo už Klaudijos 38 mūsų eros metais ir pagimdė jam 2 vaikus. Valerija buvo rengiamų orgijų lankytoja. Kai jos vyras buvo nužudytas, jinai nenurimo. Naktimis jį persirengdavo prostitutė ir versdavosi šiuo amatu, kad pasotintų savo vyro troškimą. Ji netgi metė iššūkį žymiausiai Romos prostitutei. Moteris varžėsi, kuri permiego su daugiau vyrų. Marcelina laimėjo per parą, permiegosi su 25 partneriais. Stacey apkaltino savo dukrą Ashley Taylor Patrick žmogžudystėmis. Mergaitė buvo 11 metų, kai mirė jos tėvas. Dukra buvo skubiai išvežta į ligoninę po to, kai buvo rasta kone mirtinai apsinuodijus degtinė ir raminamaisiais. Greta merginos kūno gulėjo savižudybės raštelis ir prisipažinimas dėl 2 žmogžudysčių. Stacey's nelaimė jos dukra išgyveno ir davė parodymus prieš savo motiną. Stacey nuteista 25 metams nelaisvės už 2 savo vyrų nužudymą ir pasikėsinimą į savo dukros gyvybę. Pirmoji moteris Australijoje, kuri buvo nuteista kalėti iki gyvos galvos be lėktinio paleidimo teisės, yra Katrina Knight. Šios moters santykių biografijoje buvo daugybė smurto. Vienam savo buvusių vyrų jį išmušė visus dantis, o kito akise perpjovė gerklę jo 8 mėnesių šuniukui. Bet moters smurtas prieš vyrus pasiekė kulminaciją, kai draugavo su Johnny. Moteris mėsininko peiliu vyrų smėgė 37 kartus. Tai nutiko 2000 metais. Po to pakabino jį ant mėsos kablių vidury savo namų svetainės ir nudyrė jam odą. Tada jį išmėsinėjo vyro kūną, galvą iškepė keptuvėje ant viryklės, kartu su jos sėdmenų raumenimis. Visą šią vakarienę moteris patikė vakarienei nužudytojo vaikam.